Gerai, atsirado šiek tiek laiko ir noro, tai norėčiau pasisakyti apie mokamus ir nemokamus dalykus. Prieš 2 dienas investavimas grupėje mūsų buvo užduotas, mano manimu, labai normalus klausimas apie mokymus, kursus brokeriam, ką kas galėtų patarti naujokui. Toks klausimas tikrai vertas normalaus atsakymo, bet kažkodėl atsakinėtojai visuomet susiskirsto į 2 skirtingas kategorijas. Tai pirma kategorija stengiasi visuomet nuoširdžiai patarti, parekomenduoti kažką, iš praktikos pasisakyti. Antra kategorija visuomet yra dėl kažkodėl nepatenkinta. Jiems visuomet yra kažkas negerai ir jie visuomet yra pasiruošę bet kokią kainą kritikuoti, nors nieko nežino realiai apie tam tikrą situaciją. Aišku, ta antra kategorija nelabai išleidžiasi diskusijas, bet šiaip yra dar tokie žmonės irgi suskirstyti čia į mano filosofinės kategorijas. Tai viena iš tų kategorijų yra žmonės, kurie yra našarnikai. Tie našarnikai žmonės, jie bet kokią kainą stengiasi visuomet viską gauti nemokamai. Jie, nežinau, arba nuo gimimo tokie, arba įgimti čia dalykai, arba tėvų senelio auklėjimas, kas ten yra, aš nežinau, bet jie stengiasi visuomet viską kažką taip susukt padaryti, kad jiem nekainuotų nieko. Sugedo jiems rozetę, bando patys tvarkyti, nesigauna, jie skambina pažįstamam kokiam nors, kad tik būtų pigiau, kad tik būtų ten nemokamai, dar kas nors ir taip toliau ir taip toliau. Tai tokie žmonės, jie niekuomet nenori už nieką mokėti, jie niekuomet nemoka ir nemokės pasiimti pinigų patys. Patys už savo vertę, savivertę. Yra kita kategorija žmonių, kurie yra labiau išsilavinę, jie patys, sakykime, gyvenime uždirba pinigus iš savo specialybės, savo specifinio kažkokio tai darbo, tai jie supranta, kad jeigu jiems sugedo rozetė, jie išsikviečia elektriką, elektrikas jiems sutvarko. Jeigu namai tampa purvini, dar kažką, jie tam reikalui samdo valytoją. Jeigu reikia vaikus prižiūrėti, jie ne draugų prašosi, jie samdo auklę. Jeigu jie nori nueiti koncertą, kokybiškai praleis laiką, jie eina į koncertą, o ne namuose per televizorių žiūri. Tai yra tokie dalykai. Jeigu reikia teisininko paslaugų, jie eina pas teisininką. O tiems našarnikams, jiems reikia kažką sužinoti. Jie tada sako, mums paprasčiau yra internete susirasti, kam tie teisininkai, perskaitysim visus kodeksus, taip toliau viską žinosim. Tai tokie visų galų meistriukai, jie nieko iki galo niekada ir nemoka. Dabar ką aš tam noriu pasakyti? Kodėl aš, tarkim, mokinu žmonės, suteikiu informaciją, taip toliau ir už tai imu pinigus. Gal trumpai apie save papasakosiu, kad ten, kas pirmą kartą mato čia mane, dar kažkas sakys, kas čia toks, iš kur išdygai, taip toliau, nesu aš čia kažkas, nesiruošiu įrodinėti kažką kažkur, bet bent prisistatytai galiu. Šiaip investavimu pradėjau užsiminėti nuo 2011 metų, domėjimasis ir pati veikla yra 2 skirtingi dalykai.
Kai sakau užsiiminėjau, tai reiškia, aš nuo 2011 metų nesu nieko daugiau veikęs. Iki 2011 metų aš domėjausi, kažkur kažką buvau ir nusipirkęs per lietuviškus bankus. 5 metus užsiiminėjau mašinom, vežiau rusam, baltarusam iš Amerikos. Po to įvedė muitus, buvo laiko, buvo pinigų, nebuvo darbo, ką veikti, ir pasinėriau į investicijas pilną galvą, galim sakyti. Tai aišku, kaip ir visi iš pradžių, gal ne visi, šiaip normalų žmonės, kurie pradeda domėtis, pradeda knygas skaityti, tai nusipirkau aš visas įmanomas tas lietuviškas knygas, kurios yra, jų nėra daug, aišku, ant rankų pirštą galim suskaičiuoti, kadangi turėjau laiko daug, visą full time laiką skyriau tam, tai jas pakankamai greitai perskaičiau, negaliu sakyti, kad negavau žinių iš jų, žinių gavau, tokias kaip baziniai dalykai galvoj susidėliojo, aišku, pasižiūrėjus, perskaičius visas tas knygas, jūs tikrai neišmoksite ten spekuliuoti, trading, taip toliau, teisingai pasirinkti instrumentus, nes ten paprasčiausiai tokių dalykų nerašo. Ir kai tu nori jau rimčiau kažką užsiiminėti, pradedi ieškoti mentoriaus. Lietuvoje aš tokio neradau. Iš mūsų grupės narys, kur uždavė klausimą, minėjo, kad Anglijoje kursai kainuoja $3000 mažiausiai, svarų dolerių nebepamenu. Tai aš, kai domėjausi tuo metu, pačius pigiausius kursus buvau suradęs už 4000 svarų, tai yra gyvai vykstantis kursai, aišku, dar kelionė išgyvenimas ir taip toliau. Gyvenimą vėl skaičiuoji, kad tu gyvensi ir nuomosis kažkur, o ne ten kažkur apsistosi. Tai pasirodė pakankamai nepigiai ir pradėjau kitur žiūrėtis, kadangi man su rusų kalba nėra jokių problemų, galiu rašyti, kalbėti, skaityti kaip lietuviškai, nėra skirtumo, tai susiradau tokį Aleksandrą Gerčiką. Ir Aleksandras Gerčikas, kas esat girdėję, kas nesat girdėję, tai tuo metu pakankamai žymus traderis, Amerikoje prekiavęs, taip toliau, tai visokių ten kalbų apie jį yra, bet jis man bazinius dalykus sudėjo. Mokinausi aš pasyvai jų kursus, tai kiti mano aišku, kad baigiai kursus ir tampi super duper kažkom. Baigiai kursus, kad tu gautum informaciją, paskui nuo tavęs jau priklauso. Tai man asmeniškai kaip ir baigiau, viskas tvarkoja, norėjosi daugiau šiek tiek. Tai po to pagal rekomendaciją susiradau United Traders. United Traders jie tuo metu dėstė kursus scalpingo, day tradingo, swing tradingo. Kiekvieni kursai kainavo vidutiniškai po $1200. Kodėl vidutiniškai? Nes kainos buvo pas jūs rublis pastoviai svyruoja, tai vieni kursai buvo 1150, kiti virš 1200, tai vidurkis 1200 čia už vieną, ne už visus, už vieną. Ir toliau, aišku, iš tų kursų geriausia turbūt scalpingo kursai buvo, labai daug dalykų tokių sudėliojo ir esmė tokia, kad nesistengiau burti kažko, dviračio gaminti ir taip toliau. Treidų per praktiką yra padaryta, žiūrėjau, maždaug virš 10 000. Tai nėra tiek jau ir mažai. Mokymų geriau, norint mokintis, yra išklausyti daugiau nuomonių. Pas mane mokymų yra pripirkta dar po to ir anglų kalba, ir rusų kalba. Dabar bazė yra, nežinau, ten jeigu eurais žiūrėti, maždaug kokie gal 10-15 tūkstančių eurų. Ir ateina po to, prasideda diskusijos, dar kažkas, tai ką jisai čia geras traderis, kam jam čia reiktos mokymus daryti ir taip toliau. Ne jūsų reikalas, ne to, kad ne jūsų reikalas, ne kažkieno reikalas, kas dėl ko ir ką daro. Pas kiekvieną yra savi tikslai.
Aš asmeniškai ieškau ir traderių, kurie galėtų tradinti su kitų lėšom. Jeigu tokių yra, kas klauso grupiai, taip toliau, kurie sugebat kažką daryti, prašau, kreipkitės, galima taip. Kas nori, tarkim, kažką išmokti, prašau kreiptis, aš galiu nemokamai daryti mokymus, jeigu jūs turėsit ką pasiūlyti į tą vietą. Kad jūs man įrodysit, kad aš privalau dėl jūsų gaišti laiką. Nes, ką reiškia, dar toks yra svarbus dalykas, ką reiškia nusipirkti kažką ir nusipirkti, tarkim, paslaugą ar produktą. Tai mokymai yra toks dalykas, kad aš turiu daug mokymų, didelę labai bazę, taip toliau aš galiu jums ten duoti viską iki pamelinavimo. Ne tame esmė yra. Esmė yra pardavimas pačio dėmesio, konsultacijų ir bendravimo. Ta prasme, pa žmogų yra daug dalykų, kas spekuliuoja, puikiai žino, kad yra tam tikrų niuansų, kai rinka vaikšto ne taip, kaip turėtų. Daro žmogus klaidų, viską žino taisyklingai, teoriškai, kaip reikia daryti, jam nesigauna daryti taip, kaip jisai žino, kad reikia daryti. Tu pasakai, ką nedaryti, jisai vis tiek savo kailį nori padaryti ir taip toliau. Tai čia yra skaitoma mentorystė. Jeigu kalbant apie mokymus, kad pasiskaityti, ten internete knygų, taip, viskas tvarkoja. Knygų galima prisiskaityti, bet jūs geriau nuo to kažko neišmoksit. Toliau eina, aišku, praktika, yra daug tokių dalykų, kaip kur knygos nerašo, kaip pats market makingas veikia, kaip viskas vyksta prie markete, kaip reikia apskritai naujienas interpretuoti ir visą kitą ir taip toliau. Tai dėl to norėčiau visų pirma dar kas liečia mokamus, nemokamus dalykus ir šiaip, kas labai daug komentuoja, kad pasisakytų apskritai. Tarkim, aš esu elektrikas, bet domiuosi tradingu. Viskas aišku. Nuomonė, kokia gali būti jo ar taip toliau. Aš esu statybininkas, bet domiuosi investicijom. Viskas yra tvarkoje. Kitas, aš esu traderis, ten investuotojas, investuoju jau nuo 90 metų, viskas tvarkoja. Iš karto apie žmogų daug ką pasako. Tai būkit mėly, malonus, kas esat naujokai arba kas kažkokią knygą perskaitė, tai pasiklausykit kartais ir kitų nuomonių, taip toliau. Tarkim, grupėje yra su mumis tokių narių, kur, pavyzdžiui, aš paskaitau tikrai, ten žiūriu, pavyzdžiui, Lukas, yra, kur, iš fundamentinės pusės, tikrai aš esu daug silpnesnis, paskaitau, pas jį yra jau aukštas pilotažas iš fundamentinės pusės. Pas mane galbūt daug stipresnė pusė yra iš pačių spekulacijų, manipulacijų pusės. Kas liečia Jostą Stakaną, aš esu jį pražiūrėjęs mažiausiai 5000 valandų, gal nedaugiau. Visuomet įrašai daromi, visuomet peržiūroma, taip toliau, kaip veikia market makingas, aš tame turiu patirties labai daug. Tai visų pirma, prieš kalbant, reikėtų atkreipti dėmesį žmogus apskritai, kur jisai kokios patirties turi, kaip jisai ką daro, o nebandyti matuotis nepagristai savo tais dalykais ten, kur kaba. Žodžiu, nutrūko įrašas. Taip pat esmė yra tokia, kad viską galite išmokti savarankiškai, viską galite pasiekti savarankiškai, galite visų galų specai būti, taip toliau. Kiekvieno čia žmogaus pasirinkimų yra teisė. Tokį pavyzdį elementarų pasakysiu, kad nueinat į sporto klubą, užsirašot, visi yra kieti, visi yra profesionalai, pradeda daryti ant kokių treniruoklių ir jie įsivaizduoja, kad jie viską daro teisingai, nors kiti iš šono juokiasi. Jie tada, aišku, patys to nesuprasdami, internete viską skaito, viską daro, taip toliau, ir jie galvoja, kad jie yra labai šaunus. Kita grupė,
Aišku, čia kalbėjau apie tą našarnikų grupę, kuri niekada gyvenime už nieką nenori mokėti. Kita grupė yra, kurie gyvenime uždirba pinigus iš savo veiklos, iš savo specialybės, savo specifinio verslo, dar kažko, tai jie nusisamdo asmeninį trenerių už 200 eurų 10 treniruočių. Jisai viską supasakoja kaip profesionalas, jisai realiai parodo pratimus, kaip geriau daryti, taip toliau, ir jūs tada bando daryti savarankiškai. Kai jūs bando daryti savarankiškai, jis jumis prižiūri, jis jumis pataiso, kaip koją, kaip ranką pakelt ar dar kažką panašaus. Tai yra visose gyvenimo srityse tas pats. Visuomet realiai pagalba yra geriau už bet kokią kažkada kažkieno aprašytą teoriją. Dabar, kas liečia mokymus, Lietuvoje nėra labai jau daug tų mokyklų. Forexe galbūt daugiau mokyklų yra. Aš asmeniškai, ką žinau, tai Artūrai iš Trading Inkubatoriaus, jeigu norit gauti daugiau iš žmogaus patirties, pačios galbūt žmogiškos patirties, taip toliau, galima pasimokintis, jeigu norit gauti daugiau metodologinės medžiagos, čia mano nuomonė, aš kiek žinau, tai Master Forex yra, jūs kai ten komentaruose rašėt, kitų aš nežinau, aš mokinau vien tik akcijom, yra specializuojas, galim sakyti, būtent yra NYSE Nasdaq tik tais akcijos, New Yorko tai yra NYSE akcijos, ir visa koncentracija yra tik tais į akcijas. Apie akcijas galiu papasakoti daug, kaip kas vyksta, kaip kas kur, taip toliau. Visa virtuvė man yra žinoma nuo iki Z. Dabar aš parodysiu jums monitorių savo ir parodysiu tokią trumpą preliminarią programą, kur jūs patys savo atsakykite į klausimus, ką jūs žinot, ko nežinot, kad maždaug būtų aišku. Čia liečia tos, kurie galvoja, kad iš tikrųjų visus liečia. Tai, tarkim, lekcijų temos Amerikos akcijų biržos sandara, infrastruktūra, jų tipai bei darbo specifika. Jeigu jūs viską žinot, jūs viską mokat, valio, jums mokymai nereikalingi. Rinkos dalyviai, stambų žaidėjai, reguliatoriai, priežiūros organizacijos. Viską mokat, viskas tvarkoja, valio, jums mokymai nereikalingi. Biržos veiklos reguliavimas, wash trades ir kiti reguliavimo taisyklių pažeidimas. Kas tie wash trades, kaip jie daromi, kaip jie atrodo realiuose situacijose. Viską žinot, valio. Industrijos sektoriai, akcijų fundamentalūs duomeniai, pagrindiniai įmonių veiklos rodikliai, indeksai, S&P, jeigu viskas yra jums žinoma, irgi valio. Svarbiausios naujienos, kompanijų ataskaitos, susijungimai, atsiskyrimai, dividendų išmokos ir taip toliau, jeigu viskas žinoma, irgi jūs esat šaunuoliai. Sektorių savokos ir koreliacijos tarp vedančiųjų, market makerių, įmonių ir jų prekybos strategijos. Tai čia dabar, kad dar skaitau, į viską, jeigu žinot, viskas yra tvarkoj. Daug yra tokių taisyklių, niuansų, kaip pavyzdžiui, būtina valdyti savo riziką. Ir ką? Kaip supras, būtina valdyti savo riziką. Tai čia būtina laukti dar kažko. Tai tas būtina valdyti savo riziką patarimas yra nulinės vertės, nes jisai neturi jokio apibrėžimo ir jokio konkretaus sakinio ir šiaip užbaigtumo. Tai aš suprasčiau tokį sakinį. Būtina valdyti savo riziką, kai jūs dienos eigoj įeinat, sakykime, į basic material sektorių ir jeigu jūs einat palei trendą, eina
akcija gražiai atkatais, jūsų stopas neturi būti daugiau negu 10 centų, ten kaip nors taip. Tai yra konkretus apibrėžimas rizikos, kažkokio elemento, bet ne jums būtina valdyti riziką. Iš kur tas žmogus gali jisai suprasti, žinoti, ką reiškia valdyti riziką. Aš kai pradėjau domėtis, man tas būtina valdyti riziką, tai nieko aš nesupratau. Įeini poziciją ir viskas ir būni, koks dar valdyti riziką. Pagrindinės prekybos koncepcijos. Day trading, scalping, taip toliau, jeigu viską apie jo žinot, irgi yra valio. Prekybos stilių skirtumai, jų privalumai, trūkumai. Orderių tipai. Kas iš Forex yra irgi. Tokių orderių nežino, kaip stop limit, market on open, limit on open, market on close. Yra specifiniai orderiai, kurie yra naudojami. Pagrindiniai platformos instrumentai reikalingi prekybai, jeigu čia viską žinot, level 2, taip toliau, irgi valio. Darbo grafikai, turbūt visi protingi viską žino. Trendo supratimas akcijose. Akcijos kintamumas ATR, taip toliau. Tai tos dalykus greičiausiai irgi žinot. Aš kalbu jau apie tos labai patyrusius senus vilkus. ECN infrastruktūra, tai yra elektroninių biržų infrastruktūra. Kaip galima sutaupyti komisinius. Kaip tai veikia, likvidumo preidimas, ištrinimas akcijose, pirmenybė greitis. Visa kita, daug yra niuansų, kas yra gapas, kas yra aptikrų, hard to borrow, HFT, taip toliau, kas veikia. Tai čia daug yra niuansų, kur patikėkit, be šitų dalykų atėjęs naujokas į rinką, jisai labai daug slidinės ir labai daug darys nesąmonę. Tai va, po to yra time and sales level 2. Labai svarbus dalykai, būtent dienos eigoje. Prie market apžvalgos, susipažinimas su koreliacijos arbitražo savoka bei panaudojimas S&P indekso kaip labai svarbu rodiklio priimant sprendimus. Ir taip toliau, ir taip toliau. Yra, ta prasme, viskas paruošta programa, kad žmogus jisai galėtų susipažinti su visa, sakykime, biržos infrastruktūra, taip toliau, kas veikia. Po to jau žingsnis po žingsnelio jisai gali pradėti į praktiką. Bet pas daugelį yra tokie dalykai, kaip kiek reikia depozitą įsinešti, su kiek minimaliai reikia treidinti, kad galėčiau pradėti uždirbinėti pinigus. Kvailesnio klausimo nėra. Kaip suprasti, su kiek reikia minimaliai pradėti treidinti, taip toliau, koks skirtumas, su kiek treidinsit. Jūs treidinkit su nežinau, $500, įeidinėkit į poziciją po 50 akcijų minimaliais kiekiais, pradžiai pradėkit daryti pliusą, taip toliau, po to bandot toliau kažką generuoti. Tai čia tas, su kiek reikia minimaliai kažką daryti, labai toks yra niekam vykęs klausimas. Pradžiai turi būti tikslas, šiaip mokymų tikslas yra žmogų nepadaryti kažkokiu robotu ir jam pasakyti kažkokią tai konkrečią taisyklę. Sakykime, kaip labai daug kas mėgsta pasakot, susiformuoja trikampiukas, parodo grafiką ir čia mes turim imti, čia turim išeiti. Važiuoja į apačią, mes čia turim įeidinėti. Gerai, viskas tvarkoja. Parodai žmogui, kad taip gali būti viskas. Viskas tvarkoja. Čia nieko, čia nėra tų grafikų, ką diskutuoti. Techninė analizė, taip toliau, yra knyga, aišku, stora, čia 600 puslapių. Čia iki išprotėjimo galite studijuoti, taip toliau, ta techninė analizė nėra toks sudėtingas dalykas, kaip atrodo, yra daug kitų niuansų ir taip toliau. Tai tie grafikai nėra pats svarbiausias gyvenime dalykas, kiti įsivaizduoja, svarbiausia turi būti grafika, mes žiūrim grafiką ir kuo daugiau įspūdingiau atrodys mano grafikas, to vadinasi aš būsiu teisingesnis. Tai, dėl to būtina suprasti pačią tą infrastruktūrą, kas kaip vyksta ir tada tik tais bandyti judėti toliau.
Tai va, todėl, kam bus įdomu, kas nori tikrai kažko išmokti, taip toliau, tai parašykit man, duosiu aš programą detalesnę arba šiaip. Parašykit, kokie jūsų tikslai yra, kokios iliuzijos, dar kažkas, tai galima ir nieko nerašyti. Esmė yra tokia, kad jeigu norite kažko išmokti, tai linkėčiau susirasti grupę normalių žmonių, kurie normaliai tom užsiminėja, kurie turi ten savo, sakykime, grupę. Pavyzdžiui, pas mane yra chatas, pas mane grupė yra žmonių, kurie yra visi mano mokiniai. Tai reiškia, kad jie yra visi manęs išklausę, visi maždaug supranta, apie ką eina kalba, visi supranta, ko yra ieškoma ir visi supranta, kas yra daroma. Tai dar ką norėjau parodyti, sakykime, yra bazė. Yra bazė, duomenų bazė. Yra, sakykime, nice folderis, kurį aš irgi pasidalinu su kitais. Tai kas įeina? Čia yra visko daug. Mokymai anglų kalba. Jūs čia galite iki pamėlynavimo visko žiūrėti. Yra, žodžiu, viskas. Nenoriu čia visko dabar plėsti, skaitinėtis. Yra dabartinės grupės įrašai. Visi įrašai yra, visi mokymai yra įrašinėjami. Visuomet po mokymų yra įrašai. Kas negali dalyvauti, taip toliau, nėra laiko, gali persižiūrėti laisvalaikiu. Daug yra kitų dalykų. Ten namų darbai, įvairi naudinga medžiaga, sakykime. Po to daug kitų apie biržas. Įrašai iš praeitų mokymų, įvairi naudinga medžiaga, level 2, literatūra, patternai, tape readingo kursai, time and sales. Žodžiu, yra daug dalykų. Didelė pas mane bazė, kam neužtenka kur mokytis, tai duodu aš medžiagos. Ta prasme, žmogus, jeigu jis nori mokintis, tikrai yra jam suteikiama galimybė. Svarbiausia, kad būtų noro. Jeigu norite nemokamų vadinamų mokymų, YouTube'as yra pilnas, bet YouTube'e yra labai daug, kur jūs tikrai nesuprasit, kas yra normaliai pasakoma, kas ne. Tai ten, kur yra tie nemokami visokie mokymai, tai jau geriau užeikit. Čia į mano kanalą yra, pavyzdžiui, nemokamas webinaras nare 2. Čia prieš 2 metus darytas, tai jau tokį geriau paklausysit. Jame yra čia 2 valandos prašnekėta, daug labai normalių dalykų, kur šiaip apie pačią biržą susipažinti. Aišku, tos webinarus jūs išklausę, geriau kažko neišmoksi daryti, bet tikrai bus naudingiau. Tai va, ką čia dar norėjau jums parodyti. Greičiausiai, ką norėjau parodyti, tą parodžiau. Dar yra, gerai, nebesiplėsiu, taupysiu jūsų laiką. Tai va, norėjau tiek pasisakyti. Tikiuosi, nesugaišnau labai jūsų brangaus laiko. Man taip asmeniškai paprašiau ir, žodžiu, linkėčiau vienas kitam daugiau pagarbos ir linkėčiau gyvenime daryti tai, ką sugebat geriausia daryti. Ir jeigu norite kažkur kažką sužinoti, tai kreiptis į tą, kas yra toj srity, kas realiai yra toj srity, o ne šiaip kažkur kažką ten knygą perskaitęs ir labai protingų dedasi. Žodžiu, gerą vakarą, matot, už lango jau tamsu, sutemo, tai iki visiems.